Ir dar ko nepaminėjau, tai kad dar darysim ir vaikų matricą. Ir 12 savaičių tai yra tik bazė būtent pabaigti visą likimo matricą ir ją suprasti. Bet tuo dar nebaigsime mokymų. Mokymus mes tęsime iki gruodžio 1 dienos 26 metų. Kodėl? Nes aš manau, kad 12 savaičių neužtenka suprasti visą likimo matricą. Vienos mokinasi greičiau, kitos lėčiau. Dėl to aš sugalvojau tokią sistemą, kad vėliau po tos 12 savaičių mes kelsime kažkokią vieną pamokėlę kartą per savaitę, tiksliau kelsiu aš, bet jūs duosite man kažkokių idėjų, kažkur skaitėte, matėte, ar dar trūksta paaiškinimo, kažkur pastrigote. Tai visą tai mes eisime toliau, tik tais, kad jau kartą per savaitę, o ne 3 kartus. Toliau aš jau ne dabar jau esu sugalvojusi naujų temų, ką bus dar galima įdomu su jumis gvildenti toliau, kad ir jūs toliau augtumėt ir tobulėtumėt per likimo matricą. Nes kaip aš jau ir sakiau, aš pati augau jau 10 metų su ja ir vis dar atrandu kažkokių naujų detalių, kurios mane vis dar augina ir mane išstumia iš komforto zonos. Nes kažkur yra pastrigimas, kažkur mano gyvenime yra minusas, kažkur tiesiog nepastebėjau arba savim nepasitikėjau ir aš vis dar kažką atrandu. Tai jūs įsivaizduokit, jūs tam turėsit visus metus. Tai labai tikiuosi, kad jau dabar nebus taip baisu prisijungti prie šių mokymų ir labai jūsų laukiu visų.